moters vyro santykis. Nes visgi, kaip kalbėjom, kiek daug tos arba laimės, arba nelaimės gyvenime išsijunta priklausomai nuo to, koks pas mus yra santykis su mūsų mylimaisiais. Tu jį paleidi, jis gyvas, laimingas, bet su kita. Antras pasirinkimas, jis kapuose ir tu tos kapus prižiūri ir daugiau niekas. Jis amžiams tavo. Tai yra Dievo ir bankomato mišinys. Bet ilgainiui, jeigu moteris užsivelia savo toj aukoj ir verkšlenime, kas įvyksta? Kas įvyksta? Aš auka, kas toliau su manim vyksta? Aš pradedu nebeapkęsti ir tada aš kerštauju vėliau. Tai jau tiesa, bet vis tai yra gyvybinė energija. Aiškus, kad ją galima prabudinti. Juokingai sakyt labas, nes mes nuo ryto mes jau kelias dienas kartu verdam, kuriam, būriam. O dabar tiesiog tęsiam, kad ne tik mes girdėtume. Taip, kad ne tik mes girdėtumėm. Ir Ala, jeigu galiu, taip tas dvi temos, kurios yra viena tema, tai yra tas Dievas manyje, ar ne, Dievas tavyje ir santykis moters vyro santykis. Nes visgi, kaip kalbėjom, kiek daug tos arba laimės, arba nelaimės gyvenime išsijunta priklausomai nuo to, koks pas mus yra santykis su mūsų mylimaisiais. Arba jeigu nėra mylimojo, mylimosios, mes vis tiek to trokštam. Ir tada šitą visą žaidimo aikštelę pavadinimu, vyro moters meilė. Ir santykis, ir santykiavimas. Tai kviečiu apie tai. Skani tema. Labai skani, gili ir labai begalinai graži tema. Pavasaris. Taip. Ir kai viskas atgimsta, naujai. Viskas naujai. Liktai tas pats, bet kitaip. Ir tos temos, jos amžinos, jos tiesiog nepriklausomai nuo kiek metų žmogui, ar jis vyras, ar jis moteris, ar jisai moteriškas vyras, ar vyriška moteris. Vis tiek žmonėm reikia esminių dalykų. Visų pirma, jiem reikia Dievo. Santykių. Pinigų ir galimybės būti sėkmingiems ir įsiprasminti šitam pasaulyje. Ir žinai, kaip yra, mes ateinam į tą naują galimybę, naują sezoną, ar ne, tokių globalių mastų. Ir jeigu anksčiau ieškojom Dievo išorėje, kažkur, ir ypatingai moterim buvo būdinga ieškot Dievo vyre. Ir kai jinai atrasdavo bent blyksnis, jinai jį iš karto pasiglemždavo. Žinai, ir būtų taip gal būtų labai fain, bet tai kaip paimdavo ir uždusindavo. Ir, žinai, taip įdomiai, aš dažnai klausiu moterų. Kaip mes juos uždusinam? Pirmai pasakysiu, ko klausiu. Sako, aš labai myliu vyrą, aš labai noriu, kad jis su manim būtų, aš viską padaryčiau. Ir aš tada tam, kad suprasčiau, ar iš tiesų tai yra meilė, aš klausiu. O tai yra du pasirinkimai. Vienas, tu jį paleidi, jis gyvas, laimingas, bet su kita. Antras pasirinkimas, jis kapuose ir tu tos kapus prižiūri ir daugiau niekas. Jis amžiams tavo. Ir absoliuti dauguma, jeigu ne ant publikos, pasiema ir pasirenka antrą variantą. Mano. Žinai tas? Mano. Mano arba niekieno. Arba niekieno. Ir tada aš sakau, čia nėra meilė. Čia yra savininkiškumas. Supranti? Pasiemam jos va taip. Ir uždusinam pasiimdamos ir net nepririšdamos, bet paverčiančios santykius priklausomybę. Čia kaip naminės gyvūnėlis. Pudelis. Jo. Supranti? Taip. Ir žinai, realiai tiek moters, tiek vyro gyvenime yra kelios funkcijos. Vyras gali būti sūnus, vyras gali būti partneris, vyras gali būti tėvas. Lygiai taip pat ir moteriai. Jinai gali būti dukra, jinai gali būti
mama, jinai gali būti partnerė. Bet pas mus įvyksta miksas. Supranti? Nes ką reiškia būti partnerė? Partnerystė, nepriklausomai nuo to, ar duotas įžadas bažnyčioje, iki mirtis mūsų įskirs, man tai patys baisiausi žodžiai, supranti? Taip net, žinai, net somatiškai. Reikėjo Supranti? Partnerystė. Lai gyvenimas mūsų suveda, o ne mirtis mūsų įskiria. Ir iki kol meilė gyva. Iki kol meilė gyva. Supranti? Nes partnerystė yra balansas. Imti duoti. Skirtingų kokybių. Žinai, vat, tu duodi vieną, gauni kitą. Duodi daugiau ir gauni daugiau. Supranti? Bet partnerystė nenumato amžinybės kartu. Tol, kol turi ką duot ir tol, kol leidi paimt. Supranti, bet davimas ir ėmimas, jis vienu metu vyksta. Ir šiuo atveju, jeigu tu nori amžiams, tai žmogų partnerį paverti arba tėvo arba sūnų. Ir tėvo arba sūnaus funkcijos, jos iš principo kitokios. Ir žinai, aš manau, kad santykiuose visada reikia įsiaiškinti, o ko tu nori iš jų, ar ne? Aš savo neužduodu klausimą. Žinai, Ala, tu koks modelis? Ko tu nori, iš tikrųjų, koks tai yra modelis, nes santykiauti mes galim labai skirtingais būdais, ar ne? Yra santokų, kurie yra klasiokų santokos ir po to, žinai, labai laikosi, ten daug nelaimės, to vis tiek laikosi, žinai, žmonės. Yra klasiokų meilės, kurios auga, evoliucionuoja ir iš tikrųjų yra tos naujos iševoliucionavusios partnerystės, ar ne, bet tas judėjimas. Yra meilės, kurios ir santykiavimas, kuris yra visą laiką mes būsim nesusituokę, ne tame oficialume ir visiškoje savo laisvėje ir panašiai, ar ne? Tik tais, o kas tau tas santykis, ar ne? Turbūt vieno scenarijaus ir gala. Nėra, ypatingai šiomis dienomis, kada pagaliau mes prabilom, kad ne tik tais vienas scenarijus būti su žmogumi yra, nes mums atrodė tik tais vienintelis scenarijus. Ir tas yra ant tiek giliai imprintinta, kad aš nemoku apsakyti, aš tą pati per save. Atrodo laisvė, atrodo taip alternatyviai jau čia matau viską, holistiškai matau visą kitą, čia dvasingai matau ir po tą savyje pastebiu tas struktūras, kad vis tiek, tai žinai, grįžti tą tokį tradicinį, stereotipinį, taip, ir pagaunu už tą, už ūso, kurio yra vietoje, tos ateina ta vidinė irgi nelaimė, nes prisirišimas prie kažkokių svetimų modelių, nes man toks modelis tiesiog netinka, žinai, mano atveju. Bet, Milana, tu supranti dėl ko, nes mes ėjom ir žinai, kaip palikimą gaudavom tą scenarijų. Būtent. Kas yra partnerystė? Partnerystė yra žiedelis ant piršto, santuoka. Anksčiau buvo štampai pasuose, dabar jų nėra, žinai, bet, vis tiek. Taip, tokie, kad jau užštampuotas žmogus atžymėtas. Būtinai bendri namai, bendri vaikai, bendros santaupos. Bet, supranti, viskas mutuoja ir viskas, aš nežinau, skleidžiasi. Tiek galimybių dabar atsivėrė. Ir aš manau, kiekvienai porai partnerystė turi savo prasmę. Supranti? Ir nėra kažkokio dogmatizmo šioje srityje. Už tai žmonės turi savo atsakyti klausimą, o ko aš noriu iš partnerystės? Supranti? Bet labai dažnai, žinai, ypatingai moteris sako, aš noriu saugumo. Taip. Sakau, kas tau yra saugumas? Saugumas man jaustis užtikrintai, apsaugotai ir aprūpintai. Bet tada tai yra tėvo ir bankomato mišinys. Tėvo ir bankomato mišinys. Supranti, nes tėtis yra ta būtybė. Vėlgi, tėtis nebūtinai
turi būti gyvas, nebūtinai tu jį turi pažinti ar nuolatos su juo visur eit. Jis tiesiog širdyje, vat, žinai, tada mergaitė žino, kad jinai turi tėtį. Ir kai tėtis jai yra jos gyvenime figūra, Aktyvus pasąmonėje ir sąmonės lauke, ar ne, jaučia tau, kad yra jisai. Širdys yra ir už nugaros. Ta mergaitė, tu matai joje orumo. Jinai neubagauja saugumo ir neieško prie ko prisišliet, žinai. O ta mergaitė su tėčiu, ją gali atpažinti. Jinai taip, jinai žino savo vertę. Jinai neparsituoda ir nemedžioja. Jinai tokia, vat, jinai turi, kas ją saugo. Tas tėtis, galbūt jo nėra jos gyvenime aktyviai veikiančio, kaip herojaus. Bet tas herojus yra. Ir yra nuolatinis tas dialogas su to archetipų tėčio, žinai. Ir jinai supranta, kad jinai gimus, jinai jo apsaugota. Ją saugo, jos didžiavyriai, vyryje, giminė saugo. Supranti? Ir tuomet jai nereikia tėčio statyti už nugaros, tada jinai negaudo vyro, neapsimeta vargšė, neinkščia. Žinai, kad jos pagailėtų, apsaugotų, bet kaip kažkokį kačiuką arba šuniuką. Važiuoja, žmogus namo mato, stovi sušlapęs kačiukas, paima, atsivedė namo, pavalgydino, aprengė. Ir čia nebus partnerystės tokios, apie kurią jinai svajoja. Nes kiekviena moteris nori būti imperatorė. Žinai? Tai svarbu. O imperatoriai reikia orumų. Ir jinai negali ištiesti rankas stovėti ir ubagauti meilės, ubagauti globos, rūpesčio, pinigų. Ubagautojai, supranti, tas pašalpa, ar ne, jinai išmalda. Jos mažai, jos niekad nebus daug. Būtent tas vis tiek negausa, jinai visą laiką negausa yra. Iš trūkumo. Iš trūkumo. Ir nuo šitos smarvės tiesiog neįmanoma pabėgti. Atrodo, žinai, kaip ta aura. Ir jinai tas trūkumas, kas ubagavimas, ar ne, tas zyzimas, arba tas... Žinai, tas yra, jisai turi tą kvapą, kuris yra neskaniai kvepia, nors tu ką. Bet tu supranti, kada jin pagauna tokį vyrą. O vyram, žinai, ko reikia vyram? Moterim reikia galios, o vyram reikia šlovės. Ir tai yra 2 kabliai tokie, žinai. Ir tą šlovę arba tą kilną širdiškumą pradžioje jam labai faina rodyti ant jos. Va tau. Ir taip. Ir kitaip. Koks aš geradaris. Supranti? Taip. Bet ilgainiui, jeigu moteris užsivelia savo toj aukoj ir verkšlenime, kas įvyksta, jinai? Kas įvyksta? Vatala aiškiai labai kiekvienai moteriai, kiek tai yra. Supranti, tai yra labai pavojinga. Nes jinai galvoja tik apie vieną, apie savo saugumą. Ten partnerystės jau nėra. Ir įsijungia, žinai, mažo gyvūnėlio sąmonę. Jeigu aš prarasiu šeimininką, kuris manimi rūpinasi, aš numirsiu. Mane išmes į gatvę. Ir labai daug moteris tiesiog verbalizuoja ir jos kalba, mane paliko, mane išmetė. Ką galima palikti? Kačiuką, šuniuką. Kaip tu paliksi charakterį, asmenybę? Kaip tu gali palikti? Nekaip. Supranti? Bet būnant tame santykyje, čia ne partnerystė, čia santykis. Priklausomybė. Jinai kaip šuniukas priklauso nuo savo šeimininko. Ir visaip kaip bando jį motyvuoti, kad ir šito aš negalėčiau, ir ten nesugebėčiau. Jį motyvuoti, kad per savo nesugebėjimą. Per savo negalę. Supranti, bet esmė yra kokia. Moters siekiamybė yra galia. Galėti.
Galėti. O jinai, ką daro per tas manipulacijas, jinai pati save nugalina. Supranti? Ir jinai iš pradžių vaizduoja, paskui tampa neįgali. Realiai. Nes ilgalaikį perspektyvoje ta visa vaidyba, jinai pereina į realų gyvenimą. Ir tapus neįgalia, taip jis iš tiesų mato tą neįgalų kažką, moterim to nepavadinsi, ir leidžia jai pasilikti jo aplinkoje. Bet gyvena į savo gyvenimą. Taip. Supranti? Sveiki vedę vyrai. Labai diena. Labai bando ištrūkti. Ir labai bando ištrūkti. Labai diena vedę vyrai. Supranti? Bet grįžta namo, ten va tas gyvūnėlis naminis laukia su barščiais, su kotletais, su kuo ten dar, su sušiais galbūt, įmantriau. Apgreidintas versija. Taip, važiuoja, atiduoda tą duoklę, nuvažiuoja vieną kartą į metus į kokią nors kelionę, sukandęs dantis sėdi telefone. O likusios kelionės yra kitaip. Kitaip vyksta. Taip. Ir kas vyksta galiausiai, supranti, tam, kad santykis būtų partnerystėje reikia pagarbos, partnerystėje reikia lygiavertiškumo, negali erelis vesti varlės. Ai. Supranti? Nekaip čia nesigautų. Gal pasakoj kažkokio, žinai, ten fantasy, bet realiam gyvenime taip nevyksta. Ir kai jis grįžta namo su ta būtybė, kuri sėdi namuose, visiškoj priklausomybei ir su klaikiausia baime būti paliktai, jis neturi ką šnekėti, neturi ką veikti ir tai nėra partnerystė, tai yra tokie simbiotiniai santykiai, kur ji nuo jo priklauso, o jis tiesiog vargsta. Ir aš tau galiu pasakyti, aš atsiprašau, įsiterpiu, bet tai savo neįdomi. Ir kam tu gali būti įdomi? Niekam negali būti įdomi. Ir tai yra taip liūdna? Labai. Ir tada katlėta ir lieka. Nes kai pati savo įdomi, tos katlėtų supranti, aš klijuoju. Ir man tie katlėtai, supranti, man jie tokie seksy, tokie faini, tokie malonumi ir tokie įdomus. Tai yra tiesiog kitaip tu juos klijuoji, tuos kotletus, žinai. Viskas vyksta kitaip. Ir tas jausmas, kai pati savo neįdomi, pasidarai, žinai, tai... Žinai, jeigu savo neįdomi, tai ir niekam neįdomi. Žinoma, kad tai. Ir supranti, ir tada tas vyras, jis žiūri, yra vaikai, yra kažkokios vedybinės sutartys, žinai, kontraktai, kaip dabar nutrauksi, brangu nutraukti. Labai brangu vestuvės nutraukti. Paliekam tą gyvūnėlį namuose, supranti, bet kas vyksta vėliau, laikas tai tiksi, žinai, gyvenimo yra tiek, kiek jo yra. Ir kažkokiu momentu tie vyrai, jie pradeda tai suvokti. Žiūri, su ko būna, neįdomu, suvokia savo duoklę kaip pasiaukojimą dėl išgailesčio. Supranti? O žinai, kaip yra? Pradžioje mes aukojamės, o po to, taip veikia ta dinamika, visas pasiaukojimo mechanizmas, o paskui mes pradedam neapkęsti tų, dėl kurių paaukojom save. Ką reiškia pasiaukoti? Paaukoti kažką dalį savęs, savo galimybės. O supranti, o po to, kai aš jau nekenčiu, aš pradedu keršyti tam žmogui. Etapiu, man labai gražiai išsikristalizuoja tos tokius taškus, žinai, pamatyti juodu ant balto savo suvokime, ne? Aš auka, kas toliau su manim vyksta. Aš pradedu nebeapkęsti ir tada aš kerštauju vėliau anksčiau, tiesa. Bet tai čia iš mano pusės kaip moters, jeigu aš įkrentu į aukos vaidmenį. Ir dabar iš kitos pusės o kas vyksta tuo tarpu su vyru? Sako, tu negali manęs palikti. Žinoma, ne. Jeigu tu mane išmesi ir paliksi, aš numirsiu. Ir tu būsi už mane atsakingas. Nes mes atsakingi už tos, kurios prisijaukina. Atsimeni Mažajam prince. Ir jisai tą savo kryžių neša ir savo aiškino, kodėl aš tai darau, nes aš aukojosi. Ir paukoja jisai savo galimybės gyventi laimingai,
aukoja. Su jam galų galiai įdomesnė moterį. Taip. Ir ilgainiui jis pradeda jos nekęsti, tos, dėl kurios aukojasi. O paskui kerštauti. Jisai despotuot pradeda. Taip. Tai agresija. Būtent moteris ir patirgi smurtas. tas, būtent, kuo labiau esi auka, tuo labiau iš tikrųjų pradeda kitas žmogus atitinkamai despotiškai elgtis irgi savo visą energiją. Nes aukos tas inkštimas, žinai, arba tos pelenės. Jis užušnisa. Jis pradeda Jis nori, žinai, liuopt gerai. Visokiam prasmėm, žinai, ir visokiais būdais ir mechanizmais. Ten ta, žinai, smurtas gali būti ir verbalinis, yra daugybė galimybių. Ala, žinai, bet vienas toks irgi akcentas, jeigu pasakyk, ar tau irgi jaučiasi taip pat per psichoterapinę programą Compassionate Inquiry, žinai, tokį turėjau aha momentą, kad, reiškia, tas vadinamas anglų kalboje abandonment, kai tave palieka, ar ne, išsižada, atsisako. Išsižadėti, ar ne, tarsi, išsižadėjo, ne, ir tada kas įvyksta su žmogaus psichologija ir psichika. Ir mane labai gerai, žinok, man toksai buvo, prabudino vienas momentas, kad, reiškia, kada tu esi jau suaugusi, tada, kada tu esi jau nebe vaikas, tavęs negali apleisti. Vadinasi, tu esi jau funkcionali būtybė. Tavo tėvų pareiga buvo išauginti tave iki tiek, kad tu vaikščiotum ant savo kojų, ar ne, ir tu gebėtum funkcionuoti gyvenime. Tai šitas ir netgi terminas, kad mane apleido, mane paliko, tai kaip moters ir vyro santykiai, apie ką mes kalbam, ar ne? Tokio net nėra, net neegzistuoja. Kodėl, vadinasi, tu dar esi vaikystėje, nes tave gali apleisti ir palikti tik tais tėvai, kurie privalėjo tavim pasirūpinti, kai jie nepasirūpino kažkurio metu, ne, ar ten tėtis dingsta be žinios kažkada, tai ne, Lietuvoje labai dažnas atvejis, ne, ar mama kažkur tai panašiai, ir tada tu turi traumą kaip maža mergaitė, ar ne? Tačiau vyro ir moters santykyje, kada mes esam, aš esu moteris, jisai yra vyras, nebelieka taško nuo psichoterapijos, ne? Nėra kaip tavęs palikti. Kodėl? Todėl, kad ar tu nesugebi viena gyventi, pati su savimi, tu nemoki valgyti, tu nemoki šaukšto įsidėti į burną, ar ne? Tu nemoki tualetą nueiti, tu viską moki, tu viską gali. Tai tavęs niekas negali palikti ir man buvo toksai, o santykiuose kaip dažnai mes bijome, kad mus nepaliktų. Santykiai ir pastoviuose, ir pavyzdžiui, pasimatymų scenoje, tai meti pirmas tam, kad tavęs nepaliktų. Iš tikrųjų, čia ta pati trauma, kad nes tėvelis tave paliko kažkada tai vaikystėje. Supranti, ir tada gaunasi tokia žongliruotė, kuri neleidžia tau nei kurti naujų santykių, nes tu pirmą numeti ragelį, kad nebūtum palikta ir viskas atrodo, kad tave paliks, kai tavęs nėra kaip tavęs palikti, dėl to, kad tu esi suaugusi moteris ir suaugusi būtybė. Tai būtent, Milana, supranti, ir santykiuose, jeigu mes kalbam apie partnerystės santykius, turi būti lygiavertiškumas. Ir kas būna, jeigu vienas yra didelis vyras, o kita maža mergaitė kačiukė, šunytė, aš nežinau, bet viskas, tada vienas aukštas, kitas žemas. Lygiavertiškumo nėra kaip daryti mainos, nėra kaip balansą laikyti, jo nėra. O dar turi būti pagarba, tai kokia pagarba? Mes šuniukus mylim, bet ar gerbiam? Šuniukus, kačiukus, žuvytes mylim, tikrai mylim, bet pagarbos tame nėra. O santykyje turi būti pagarba. Ir kokia gali būti pagarba tarp išmaldą duodančio ir išmaldą gaunančio? Pagarbos nėra, nes tai išmalda. Supranti? Ir visos aukos visada bus paliktos. Visos aukos visada bus paliktos. Čia kitaip, taip yra surėdyta. Supranti? Nes net jeigu mes pereisim prie to, ką tu kalbėjai, kad tėtis paliko. Tėtis mergaitės nepaliko, tėtis išėjo iš santykio su mama. Bet tėtis savo dalį, pačią gražiausią, paliko toje mergaitėje. Jis jos neįsinešė, jeigu tėtis savo dalį iš vaiko išimtų, tai tas vaikas mirtų. Supranti? Funkcija atlikta, tu esi pusiau tėtis, pusiau mama. Viskas tavyje yra. Ir čia, supranti, mes visi svajojam apie sėkmingus santykius, bet sėkmingi santykiai
gali būti tarp dviejų suaugusių žmonių. Taip. O daugumoj gaunasi arba vienas suaugęs, kitas mažiukas, arba du mažiukai sustinka pažaisti smėlio dėžiai. Supranti? Ir jie tada žaidžia šeimą, žaidžia santykius, vienas kitą įžeidinėja, vienas įžeidė, kitas įsižeidė. Ir kai įsižeidė, pasijuto auka. Supranti? Ir, bet vėlgi, mažiukai vakare jos kviečia namo, iš smėlio dėžės išeina. Ir vakarėlis baigėsi. Ir jie visą laiką, žinai, va taip ir gaunasi, kad aš tave labai myliu ir už tai tau su kibirėliu per galvą trenksiu. O dar smėliu akis pripilsiu, kad parodyt, kad myliu. O tu verksi ir sakysi, mama, jis mane nuskriaudė. Supranti, eini ir visiems skundės. Supranti, ir galima čia terapintis labai ilgai, bet esmė, mes galim labai ilgai ieškoti išeities arba suprasti vieną labai paprastą dalyką. Aukos visada bus paliktos. Nori būti laiminga, nebūk auka. Kaip nebūti auka, tu turi suprasti visų pirma, kad tu turi tėtį, tu turi mamą. Na, čia pradžia visą, taip. Tu turi Dievą savyje. Taip, Rala, iš tos vietos, aš žinau, per savąją, žinai, asmeninę kelionę, kadangi, tiek metų kartu prabuvę, iš tikrųjų, čia pradžia. Ir tas, jeigu ir galiu, žinai, tas anchoring, tą akcentuoti, kaip įsmeigti, žinai, tą tokį akcentą ryškesnį, kad visgi santykis tėvų ir vaiko linijos yra labai labai esminis ir labai labai pradžia. Kaip sakant, šok kokį nori šokį, bet išminkyk šitą šokį, kad iš tikrųjų prisimintum savyje tą tiesą, jog tėtis ir mama yra didžiausia tavo dovana, kad ir kaip bebuvo, kad ir kas bebuvo. Pats pamatas, patys kaulai ir tai yra tokia, kad ir kaip atrodo ir tą galėčiau, ir tą, bet tačiau, visai gyvena, ne, su šitais santykiais. Daryk, ką nori, susitvarkyk šitą failą. Ja. Jeigu yra priėmimas, tu eini toliau. Jeigu priėmimo nėra, tu visą laiką eisi ratu. Žinai, tam labirinte, iš kurio išeities nėra. Ir, žinai, aš vadinu, tai yra tokia našlaitystė. Žinai? Žmogus, kuris nesuvokia, nepriima ir nėra totaliam dėkingume tiems, kas mane sukūrė, taigi už nugaros niekas nestovi. Ir tada, ar tai berniukas, ar mergaitė, nesvarbu kiek metų, žinai, bet jie našlaičiai. Našlaitis yra vidinė pozicija, tai nėra socialinis statusas. O žinai, kaip yra visi našlaičiai, yra atpirkimo ožiai. Už našlaičius nieks nepastovi. Energetiškai, supranti? Bet jie neturi tos charizmos. Ir jie neturi vidinio orumo, jie ašies neturi. Kas yra ašis? Mama, tėtis, mano atsakomybė. Mama, tėtis, mano atsakomybė. Mama, tėtis, mama pilvė, va čia pamatas, žinai, ypatingai mergaitėm, tai yra labai svarbu, jeigu tu neturi mamos, tu neturi dubens, jeigu tu neturi dubens, tu neturi antro energetinio centro, tu neturi lauko. Tai tu esi tiesiog baldas, žinai? Aš žinok, bet dabar pasakoju ir atrodo ir ta našlaitystė ir tokia liūdna tema ir visą kitą, žinok, sėdžiu šipsausi, nes nesusitveriu, žinok. Ir galvoju ir jaučiu labai savo mamytį ir tėvelį. Taip, o tokia atsimeni, kiek to ėjimo, Dieve brangus, ir tikrai tai nėra taip paprasta. Ir atrodo, taigi jie tokie patys, bet man ten viskas virė ir turėjo virti ir turėjau praeiti savus procesus ir iš tikrųjų, Dieve brangus, kaip apsimoka. Žinai, kaip apsimoka, kaip gera tai iš tikrųjų žinoti, kad visą laiką aš rūpėjau savo tėčiai. Visada aš rūpėjau savo tėčiai. Dabar aš tai matau, dabar aš leidžiu, kad jis manim rūpintųsi, žinai. Gerai, žinai, iš tų plačių pečių mano tėtis, žinai, nesvarbu, kad toli. Ir tas yra iš tikrųjų moters tas saugumas, ne tas žodis. Ir aš jaučiu, kaip aš net su vyrais bendraudama, žinai, o mano tėtis ir taip, supranti, mano tėtis. Aš jaučiu, kad aš jį turiu, žinai, arba mano mama, žinai, karalienė. Tas
Ir pato pastebiu, žinai, savyje kažkokius tai dalykus, kur mes taip dažnai, kol nepriemam, sakom, pradedu savyje mamą matyti. Ir tai skamba kaip siaubas. Jo, bet tai skamba kaip siaubas tol, kol, žinai, mums ta sava mama nepatinka. Taip. Žinai, kol mes nuolatinai tą priekaištaujam. Ir tada iš karto taip, antros čakros nėra. Taip, ir dabar aš pamatau, žinai, tas laikas tai tikmė eina, sezonas keičiasi. Ir taip būna, žinai, ar pasižiūri veidrodį, arba kažką išsakau, poziciją, arba taip kaip aš esu mama savo dukrai, žinai, kaip ką nors tarsteliu, žinai, ir išgirstu savo mamą, žinai. Tai toksai, žinai, tas irgi tas, kai yra jau priėmimas, tas, wow. Matai? Žinai, kiek daug manyje yra tos energijos, kai aš visą gyvenimą deklaravau, kad aš esu darbinis variklys, mano mama karalienė ir mes čia tokios labai du atskiri visiškai poliai. Ir dabar, kai aš kalbu kažką tai ir girdžiu, žinai, mamą savyje, aš pradedu jausti tą, žinai, tą karalienės archetipą, nes mano mama... Testinumą. Nes mano mama tiesiog tą labai ryškų turi, jinai pati iš savęs yra tiesiog tokia stotas, gražuolė. Ir tą tokį turi, žinai, tą kaulą karalienės. O man atrodo visą laiką tas visiškai priešingai apie mane, žinai, net nesmė iš kur atėjo. Ir tas... ir manyje tas yra, wow, kaip faina, žinai. Ir tada visai, tu tą priimi kaip turtą. Bet va dabar tu kalbi. O mama tai ta pati, tėtis tas pats, žinai, o man... Bet tavo atsakomybė, ką tu su to padarai. Ką aš su... Yes, ačiū. Supranti? Taip. Bet va dabar tu kalbi ir visi, kas girdi, gali matyti, tiesiog charizmą. Žinai, mes labai ieškom charizmos. Charizma nėra apie iškalbą, charizma nėra apie retoriką, net ne apie stotą į rūgį. Charizma yra kokybė, energetinė kokybė, kai tu turi už nugaros tos, kurie tave sukūrė ir tu su jais darnioj, dėkingoj pagarboj, tu pratęsimas, tu jais didžiuojas. Ir va tie, kas girdės, va mato, wow, žinai, bet kada mes matom žmogų ir sakom, tai čia apie tai, kad jam už nugaros, supranti, nugara pridengta. Jis gali būti drasus, jis gali būti drasus, drąsa yra tokia kokybė. Žinai, drąsa būti laimingai, drąsa būti gražiai, drąsa būti sėkmingai. Čia tėčio linija. Taip. Ypatingai, kai tėtė turi, aš kaip jaučiu, kaip aš iš tikrųjų išdrįstu. Taip. Ir kai aš atsijungiu to, atsijungimas tai čia tik mano, žinai, nes repetuota labai daug metų buvo visiškai jaustis, kad tėčio iš vis neegzistuoja, kas visiškai buvo netiesa, žinai. Tai kai aš pereinu į tą kitą liniją. Brandžią. Jo, tas visai kitaip veikiu. Žinai, Milankai, kai tu turi tą tėtį už nugaros, vyrai, kurie yra aplinkui, tu neubagauji iš jų apsaugos. Apsaugokit mane, vargšė mergaitė. To nėra, supranti? Ir tada tu nevargšė ir ne pelenė, ir ne mažytė, ir ne kažkoks tai ten pamestas niekieno kačiukas. Tu esi su jais už nugaros. Ir tada tas vyras, kuris yra, jis, matant tokią moterį, jis jaučia jai pagarbą. Jis negali jos nupirkti. Negali. Jis negali duoti skaniuką. Negali. Supranti? Taip. Nesvarbu, kiek kainuotų skaniukas, bet, supranti, nekiltų niekam. Taip. Įsivaizduoju, tu prieini prie statusą turinčios žmogaus ir bandai jį masinti saldainių aguoną. Kvailai, nes net nekyla noras. Supranti? Tai nes nekyla noras. Nes net fantazijos tokios nėra, supranti? Bet jeigu tik tai užuodi tą, tai ir kyla noras. O jeigu ubagystę ir tą našlaitiškumą užuodžia, tada paima ir mala kaip faršą, žinai? Aš tai, žinai, aišku, iš šokėjiškos prizmės ir iš joginės prizmės, kadangi esu padariusi išvadą apie gyvenimą, kad iš tikrųjų gyvenimas yra šokis ir niekaip ne kitaip. Vyro moters santykis yra šokis niekaip ir ne kitaip. Ir žinai, tas, kas turi tą tokį, žinai, ritminį pajutimą, ritminį muzikinį, kas jaučia biškelį menus, ar ne, ar vizualą, ar panašiai. Gali būti ir vizualas, gali ritmo, galbūt muziką kitaip girdėti ir taip toliau. Žinai, aš bandau įsivaizduoti, o kaip šoktų šitas dvi energijos.
Bet jeigu, žinai, ar sustoja ar į valsą, ar į čiačią, ar į salsą, iš viskas čia per šokis gautųsi. Kaip vyras, kaip vyras vestų auką ir kaip auka atsako, ar ne, ir kokius virvės tampimas gaunasi. Tai ir tau gražu žiūrėti, tai tokį va šokį, ar ne? Tas, aš kaip šokėjai, tas man iš karto, žinai, ta nekoordinacija, tas nepatogumas, žinau, kai partneris paima ranką, žinai, mes kai šokėjai, žinai, tai tas ir yra, kaip nepatogu, yra tas, žinai, arba yra tas, pasigauni ir pulsuoji kartu ir keičiasi ritmas, tai sakyta, bet tas kartu yra, žinai, ir vat, kai ta dinamika iškrypusi yra, žinai, į vieną arba į kitą, vat, kas čia per šokis gaunasi. Ir natūralu, kad tau nebesinori gyvenimo šokio šokti tokio, koks jisai galėtų būti, kokiom spalvom, nes jisai be ryšio šokis. Jisai be ryšio, jis yra nepatogus. Nes jame nėra balanso. Nėra balanso, nėra, manęs niekas negirdi, manęs niekas nejaučia, mane per stipriai stumia, arba iš vis nestumia, arba net laiko, arba aš per aštriai nudrebiu. Žinai, ateinu ant vyro ir va tai va, vietoj to, kad paduočiau ranką. Ne? Ir tada va, kaip mes šokam, kaip mes po to gale dienos kuriam eros. Milana, bet kaip paduot ranką? Nu, supranti, gali paduot ranką, kaip tu man padėjai. Paduok dabar ranką. O tai, supranti, ta, kuri žino. Bet žinai daugumą, kaip paduoda ranką? Taip. Ir surakina. Ir kada tave surakina, tau norisi ištrukti. Supranti? Ir vėlgi čia apie tai, ar našlaitė, ubagautoja auka, ar visavertė? Beje, priminimas toks, žinai, iš šokių dimensijos. Moteris niekada neduoda rankos pirmoji. Paprasta matematika. Ir negrebė turbūt. Ir tikrai negrebė. Ir jau gavusi ranką, tikrai jos nei į kišenę nesusikiša, nei burnon, nei dar kažkur tai. Taip. Supranti. Ir dabar dar vienas toks interpas, nes mūsų klausys mergaitės, kurios galbūt savo tėčių nepažįsta. Arba tie tėčiai, kurių jau gyvųjų tarpe nėra. Nesvarbu. Supranti, tėtis yra to užmezgimo, kūdikio sukūrimo procese, tėtis savo dalį, tiek tėtis, tiek mama, tą šviesiausiąją dalį jis įdėjo. Ir tu jau jį turi. Ir galbūt kažkas net neturi prisiminimų su tėčiu, bet jog mes turim fantaziją, susikurk. Susikurk savo pasaką, susikurk savo tėtį, susikurk, koks jis yra, supranti, čia taip svarbu. Ir mergaitė, kuri turi tėtį ir mamą ir dėkingumą, kas su to daro, jinai suaugusi. Jinai tampa iš mergaitės, perina į paauglį, iš paauglės į moterį. Į moterį. O tada prasideda kita istorija. Yra moterų, kuriuom reikia kačiukų berniukų. Supranti? Nes, kačiukų berniukų, čia alfas tipo moteris. Taip. Vyriškos moteris, kurios griebia tą vaiką ir padaro iš jį žmogų. Taip. Beje, moterys, taip kaip alfa vyrai, tas, žinai, kur padariau ir išmečiau iš konteinerį, ne, kaip mes kalbėdavom seniau, ne, kad ką vyrai padaro, tas tėvą, kurie tik tais eina ir, žinai, falu tik tais vadovaujasi, ne, ir po to į konteinerį išmeta, tai moteris lygiai taip pačiai daro. Bet jos, žinai, kaip jos paima, formuoja, investuoja. Bet trumpiem, bet tokiem, irgi, žinai, kur pasiema vyrą ir po to į konteinerį. Arba, jeigu mato, kad nori investuoti, tada gali padaro investuoti. Taip. Bet sūnus irgi visada paliks. Taip, nes jisai... Dėl moters. Su mama nemiegama, kaip ir su tėčiu. Supranti, yra koks dalykas. Bet vėlgi, esmė yra kokia. Santykiuose, partnerystėje turim būti lygus. Ir augti kartu. O jeigu nelygus, tai čia ne partnerystė. Nes tarp lygių gali būti sueitis. Tarp vaiko ir suaugusio čia jau iškrypimas. Ir mes tai jaučiam pasąmoningai, supranti?
Ir suaugęs ir vaikas nebūtinai amžiumi. Jeigu mes žaidžiam tą žaidimą, kad kažkas gyvūnėlis arba vaikelis, o kažkas tas davėjas, žinai, kilnus davėjas. Davėjas tik duoda. Power game, galios žaidimas, vyro galios žaidimas. Taip, moterų irgi tas pats. Moterų taip pat. O tas, kuris mažesnis tik ima, tai negali būti lygybės. Jos negali būti. O dėl ko reikalinga lygybė? Todėl, kad nes mes lygybę, Ala, žinai, šiais laikais, žinai, lygybė gali skambėti 50% už katlėtus moku aš, 50% tu už katlėtus moku. O lygybė, lygiavertiškumas, ta prasme, abudu brandus, abu suaugę. Būtent. Abu suaugę, kad nežaidžia jie ten toj smėlio dėžiai. Jie žino, kas yra santykiai, jie žino, ko jie nori iš santykių. Žinai, labai sudėtinga. O ko žmonės nori iš santykių? Ir čia, žinok, toks klausimas. Didelis, tai. Ir niekas, iš karto, kas žino, ar gali atsakyti, mes dabar tiesiog tų, kas mus klauso, ko tu nori iš santykių. Bet vėlgi bus patogumo. Tai čia tikrai ne partnerystės dalykas, ar ne? Saugumo. Laisvės ir meilės, aš tai noriu. Čia gerai taip norėti? Aišku, aš manau, kad taip. Laisvės ir meilės, nes tikra meilė yra laisvė. Ir yra būti savimi. Laisvė. Taip, supranti? Partnerystė ir yra laisvė. Laisvėje, nelaisvėje neauga. Tikrai taip. Ir taip įdomiai, žinai, be kita ko aš to savo pusės, aš žinau, kaip moteris, turiu pripažinti, kad pasirodo, kad gėdėjaus, arba net tas, aš galvodavau, o kiek žmonėm tas atrodo mano ta laisvė, kiek jinai atrodo priimtina ir nutrūkusi tiek, kad realiai joks vyras į mane iš serijos nežiūrės, žinai. Ir tą aš suprantu. Ir aš supratau, kad čia tos kitos anos, tos dinozaurinės smegenys į mane nežiūrės. Tas, kas turi tas evoliucionavę suvokimą, žinai, kad, taigi taip, tai meilė nėra kalėjimas, meilė nėra atėmimas. Santykiai nėra kalėjimas. Taip, santykiai nėra kalėjimas, tai yra kartu mes per santykį, aš per santykį labiausiai evoliucionuoju, kiek įmanom. Aš galiu medituoti mėnesiais ir panašiai. Ir ten ir būti labai protingai ir išsilavinusi, kaip čia dabar reikia daryti tos santykius, kaip juos lipdyti, kaip čia būti kitaip evoliucionavusiai lipdyti. Bet tik tais tu išeini į gyvą santykį. Tik aš išeinu į gyvą santykį. Va čia tikroji mokykla prasideda. Čia tikriausiai. Teorija žlunga. Taip. Ir tada tas ateina suvokimas, dievai, taigi tikrai tai yra buvimas su žmogumi, yra tai absoliuti laisvė. Laisvė. Ir mes labai primityviai suprantam, ko tai reiškia laisvė. Ką tai reiškia laisvė. Ir to vyro smegenys, žinai, tos primityviosios, tas anima, žinai, jos vadinasi, jinai ten ganysis, ar ten dar kažką, taip, žinai, labai taip kūnų taškysis. Taip. Ir kaip yra visiškai ne apie tai. Ir kaip iš tikrųjų, kokią meilę aš galiu apkabinti vyrą, kai aš esu visiškai savo vidiniai laisvai, kai aš nebijau būti numesta kaip ta maža mergaitė, nes aš žinau, kad viskas su manimi yra gerai ir kad man jau yra 42 metai, o ne 7 metai. Ir man nėra kaip manęs palikti. Ar ne? Ir visai iš kito stoto, visai iš kito suvokimo. Ir tada aš esu su tavimi, su šituo, pavyzdžiui, vyru, tada, kada tu jauti, kad ta moteris, jinai turi milijoną kitų pasirinkimų, bet jinai yra čia ir dabar pilnumoje visoje meilėje su tavimi. Va čia yra vyrui. Kaip tai yra nuostabu, kai tu tą kokybę, visą savo laisvės kokybę sufokusuoji į vieną žmogų. Čia yra. Bet kada tu kalinį užrakinai, ar ne? Ir sakai, sufokusuok į mane, nes man tai reikia, aišku, kad aš būčiau tas vienintelė, reikalauja. Tau tikrai reikia šito kalinio dėmesio, ar dėmesys, kada esi visiškai laisvėje ir aš tau skiriu savo dėmesį, aš tau skiriu savo eros, aš tau skiriu savo visą moteriškumą, aš tau skiriu savo laiką plaunant tavo pėdas. Žinai, tą devotion, tą atsidavimą visą. Tai taip ne kiekvienam vyrai, žinai, tas išsicentrifuguotų kai kurie vyrai, žinai, išsitaškytų, tai yra labai nauja teritorija. Milana, kokie išsicentrifuguotų? Vyrai ir paaugliai. Nes, žinai, ko nori vyrai? Iš moterų energijos, kuri maitina sėkmę. Nes moteris, bet vėlgi, ką aš noriu pasakyti,
pelenės, ubagaujančios našlaitės, tos visos naminės gyvūnėlės, jos negeba generuoti substancijos, tos galios substancijas, kuri įgalina vyrą atsiverti pasauliui ir būti jam savoje misijoje. Ir įkūnyti, žinai, suteikti idėjai formą. Būtent dėl to, tokia ta maina energijom. Moteris duoda energiją, o vyriškas pradas, jis tą energiją įkūnija per formą. Supranti, bet moteriai reikia brandos ir kalba ne apie lytinę brandą. Kalba apie tą dvasinę brandą, kai jinai suvokia savo visavertiškumą. Ir Ala, ir iš tos kai tu suvoki savo visavertiškumą. Ir iš šito jausmo, tada, kada tau pagaliau nieko nebetrūksta su tavimi. Ir kai aš myliu iš trūkumo, iš šitos būsenos vyrą. Pertekliaus, supranti? Ir tau, kada tu esi pertekliuje, tau labai svarbu duoti. Tikrai taip. Supranti? Nes jeigu tu neduosi, tai tave ištaškis. Taip. Bet jeigu tu esi trūkume, tau labai svarbu paimti. Ir tada sustinka du vagai. Jis laukia, ką jinai jam duos, o jinai laukia iš jo. Supranti? Ir čia kaip gaunasi tas, kuris apmokės sąskaitą nulatinis, žinai, tik tais tos sąskaitos skirtingos, energetinės, tas anas, tu pasižiūrėjai mane, tu davėjai, tu išveriai kavos, tu uždirbi tiek, kad tu tas pliusus sudėsi. Būtent. Ir vedam balansą, žinai, tokį buhalterinį. Taip. Bet balansas šiuo atveju ne apie tai, balansas apie davimą. Jį duoda tą energiją, jis duoda tarnystę. Jį duoda energiją, jis tą energiją pasimaitina, nes jam labai svarbu šlovė. Supranti, jei galia, jam šlovė. Ir jinai per savo galę įgalina jį. Ir jis nueina ir parodo save pasauliui ir ateina su tom pasaulio dovanom ir atnašauja. Vyram, aš nežinau, nebent berniukam, bet tikriem vyram jie tai daro ne dėl savęs. Jie tai daro dėl tos, kuri galės pasidžiaugti. Ir jis ateina ir atnašauja jai. Ir jeigu jinai priima, vėlgi yra tokiu atveju, kai sako, nereikia, aš pati. Tai žinau. Tai tada labai sudėtinga. Tada ką jam daryti? Kam padot? Kam padot? Tada ką jis daro, jis ieško tos, kuri priims. Taip. Ir tada vėl viskas sutrinka. Bet žinai, labai svarbus dalykas dar ir tam, kad joje užsikurtų tas, žinai, tos dieviškos įgalinimo substancijos fabrikėlis, varikliukas. Visų pirma, jinai turi turėti mamą. Ne? Viskas čia. Pagarboj mamai. Pagarboj. Ir pagarboj jo mamai. Nes jeigu jinai gerbė savo mamą, o jo mama deda į kampą ar ten kur nors į kitą galaktiką nušveičia, jam už nugaros atsiranda laisva vieta. Šventa vieta tuščia nebūna ir tai moteriai teks nueiti ir pavaduoti mamą. Jo mamą, savo Anytą. Už tai viskas turi kainą. Kiekviena konfrontacija su jo mama, jinai greitai labai išardo tą rojų santykių. Tai jinai turi turėti savo mamą pagarboj ir dėkingume. Be jokių ten tų traumų visų, žinai, nustok galvoti apie traumas. Žinai, traumas buvo. Žiūrint, kur mes žiūrim. Jeigu mes žiūrim atgal, tai ten yra baimės. Jeigu mes iš čia ir dabar žiūrim su perspektyva į priekį, ten bus viskas kaip sukursi. Būtent. Supranti? Tai su savo mama. Ir tu žiūrint į jį, matai jo mamą ir dėkoji, kad ačiū, matai, kokį tu sūnų pagimdėjai. Taip. Kaip aš tau dėkoju. Tau nebūtina jos mylėti. Bet tau privalu ją gerbti. Bet jos kūrinį tai tu myli. Privalu ją gerbti. Žinai, nes tos mamos irgi būna visokios. Tai žinai. Ir toliau, supranti, būna visokios. Ypatingo Anytos. Bet tada tu stovi savo vietoj.
Ir kas moteriai labai svarbu, žinai, o ta laisvė, kaip mes kalbėjom, žinai, bet laisvė prasideda nuo savęs, kad aš leidžiu savo būti visokia. Milana, visokia. Aš esu visokia. Taip. Žinai? Čia ir yra laisvė. Čia ir yra laisvė. O toliau kamuolys eina į vyro, žinai, pusę. Ar jis ją visokią atlaikys? Ar atlaikys, taip. Ir čia vyrui išbandymais. Vat, vyriškumo išbandymas ne apie tai, kokius jis ten bicepsus ar tricepsus turi, žinai. Bet kaip atpažinti vyrą ir kaip atpažinti berniuką arba paauglį? Pasakyk. Vat kada moteris yra stichija, šiaip. Taip, ir aš dabar galiu paimti ir užsinervuoti be reikalo. Ir tada kaip mane tokia atlaikyti, žinai, kaip tai vadarda viskas. Jeigu, supranti, jos būna arba žvaigždės, arba medūzos. Medūza, jinai tokie, kaip patogu, kaip man išsilankstyti, kad jums būtų patogu. Kad visiems būtų patogu ir labai labai gera. Supranti? Jinai iš vis apie save negalvoja ir jos tokios kaip nėra, jinai tokia ištyžusi, žinai, nekatroji giminė. Su ja viskas tvarkoja, jinai yra nuspėjama, žinai, kaip sureaguos, žinai, ką pasakys, žinai, kokios dovanos nori, žinai, kokius kotletus iškeps, supranti? O ta, tikroji žvaigždė, tai jinai pastovi ten spirga. Jin pati savęs nepažįsta, jai kartais pačiai savęs baugu. Nes nežinau, kaip jis sureaguos. Bet tu supranti, tos visos nenuspėjamos reakcijos, kas jos pasiekoje gaminama ta substancija. Ir kai jinai ten sproginėja, tikrasis vyras, jis ateis, apkabins ir pasakys, aš tave atlaikysiu. Aš tave atlaikysiu būtent. Supranti? Ar aš iš tikrųjų, žinai, Ala, mes labai daug, apskritai moterys mes kalbam, žinai, mes analizuojam, mes domėmės ir sakyti, ar tada burnuojam ant vyrų, nes jie tarsi ne iki gal, jie nesidomi šitais dalykais ir tada tas visas, žinai, konfliktas vyksta. Bet aš norėjau, žinai, truputį irgi uždėti tokį ryškesnę, žinai, spalvą ant vyrų prizmę, žinai, o kaip tiem vyram atlaikyti, kai mes jau čia tokios frum, žinai, ir tokios jau mes čia evoliucionavusios, ir dar plus, taigi mes moteris, taigi mes turim teisę jausmus jausti, visą kitą ir panašiai, ne? Bet realiai, kas atsitinka, tai vienam išpilam srutą, žinai, tam vyrui, ir tą vyrą bandom, žinai, nužemint, pažemint, negerbiam ir taip toliau, ir po to tu nori, žinai, ir sėdėti ant falo, su to vyru, žinai, ir būti jo meilužė, ir turėti eros, ir visą kitą, ir kažkodėl tai neveikia, nes pačios iš tikrųjų, žinai, nežinom, ką su tą energiją daryti, ir pačios jos nepripažįstam savyje kaip dovanos, žinai, bet ką aš noriu pasakyti, tai kad ko aš galiu tikėtis iš vyro, žinai, ką man, pavyzdžiui, kaip vyrui daryti, kai moteris tokia didelė, žinai, kai moteris tokia jaučianti, kai aš jau suvokiu, kad per moterį iš tikrųjų, kaip vyras, ar ne, jeigu aš dabar vyras, per moterį aš turiu prieimą prie to kitojo resurso, žinai, prie tos pilnatės, kiek tu stumdysi tą tango vienas? Kiek tu stumdysi tą tango vienas? Nori tu tos gėlės, nori tu tos moters, ar ne? Ir tas, ką tu dabar pasakei, tai irgi užakcentuoji, žinai, tada, kada moteris blūsta, tas tiesiog būk, čia ir dabar padaryk ką nors, kad aš matyčiau tavo akise, kad tu galėtai atlaikyti. Tas tik tiek. Čia ir dabar apkabink mane pilna meilė. Ne tai, kad, žinai, motinai man čia suspausta ar panašiai, bet tas pilnas dėmesys. Pilnas dėmesys į mane, tada, kada aš isterikuoju, ne tada, kada aš tapau savo vidinį paveikslą visokiom spalvom ir jau pati nebesuprantu, kaip čia jau dabar nebesusigėdita, ne? Nes iš tikrųjų, taip kaip moteris išsiverčia, kartais, žinok, ne sexy times yra, kaip mes mokam iš ne? Ir vyrui atlaikyti šitą energiją, tai pardon. Iš tikrųjų, pardon. Mes tarkim, tos gracijos, ar ne, nelabai daug lieka. Ir o ką vyrui?
būk su manim, va tą akimirką būk, nespręsk jokių problemų, nes problemų nėra. Nes šią akimirką aš tiesiog jaučiu gyvenimą, nėra jokios problemos. Tiesiog supranti, va ta banga už. Audra atėjo į jūrą, nu kas, jau kokių problemų. Nu nei tu ją pastumsi, nei tu ją pamodifikuosi, tą audrą dar kažkaip. Audra vyksta. Parodyk, kad tu gali tą audrą atlaikyti, su va tiesiog būnant. Milada, matai, moteris labai nori ir reikalauja iš vyrų, kad jie ją suprastų, kaip tam vyrui ją suprasti, jeigu jinai pati savęs nesupranta. Tai neįmanoma. Suprast moters neįmanoma. Nes moteris ir pačios savęs nesupranta. Ir iš tikrųjų reikia iš vyro, kad jisai atlaikytų. Kad jisai atlaikytų ir tuo pačiu. Ir nesigilintų. Taip, ir tuo pačiu su mano didžiausia meilė ir pagarba vyram iš tikrųjų, kai kartais iš tikrųjų, žinok, pasižiūrėjus, kas yra daroma su vyrais. Ir su jų, ir kokia pagarba yra siunčiama iš moters pusės vyrui, tai žinai, moteris, žinai, jau gracijos mažai. Skaičiau pastaruoju metu nesenai kažkada tai, kas yra tas vyras šių laikų, žinai, kad ar tai reiškia, kad aš galiu dergtis ir jisai vis tiek atlaikys, kad jis dabar jau žino. Bet čia nepagarba. Atlaikyti, ne? Dergtis jau nepagarba. Būtent. Ir jeigu tu pradedi tas, bet jeigu moteris jau tai yra dergimasis, tai nėra tas, kad aš matau, kad jinai yra moteris, jinai yra gyva būtybė, jinai veikia kitaip, jinai kūrė kitaip, visą kitą, ar ne? Bet jeigu tai tampa dar vienos manipulacijos būdas, o moterys, čia, žinai, galime PhD savo įsirašinėti, daktaro laipsnis, turbūt, kad visom, žinai, su manipuliaciniais menais ir panašiai. Pačios to dažnai nežinant. Kaip vyras irgi ateina laikas, kada vyras tiesiog turi išeiti iš šito santykio. Nes jisai neprivalo atlaikyti va tos, žinai, kiekvienos moters, kuri jau pradeda barstytis. Ir tai tampa manipuliatyviu žaidimu, atlaikyk mane. Visada. Milanu, bet vėlgi, mes kalbam apie gradaciją. Gali būti mergaitė, vaidinanti moterį. Ir jos pliūpsniai bus isterijos. Būtent. Supranti, bet tai yra visiškai kita kokybė. Ir isterijos niekur neveda, tik į pažeminimą. Žinai? Būtent. Kito sąskaita įsitvirtinimą. Ir tai neleistina. O mes kalbam apie moterį, kuri suvokia savo vertę, bet jeigu mes suvokiam savo vertę, vadinasi, tu gerbi ir savo partnerį. Ir tu suvoki jo vertę. Ir kartais tau nutinka pliūpsniai, bet jie nenukreipti į partnerio žeminimą. Jie tiesiog, žinai, kaip vulkanas įsiveržia. Ir tu kartais pati nežinai, ką su savim daryti. Ir kaip save suprast. Ir tada tau reikia kažkokio žmogaus, kuris būtų konstanta. Žinai, kuris sako, aš tave atlaikysiu. Ja. Tu nepapuliuok. Mes nekalbam apie pūlingą žaizdą, kur, žinai, bando per isterijas išpuliuoti savo kažkokias traumas. Taip, būtent. Supranti, čia ne apie tai. Tiesiog, žinai, galbūt Aladas, aš galiu būti suaugusi moteris, ar ne, bet mes šešėliuojam vis tiek, žinai, ateina tas moters ir suaugusios moters šešėlis, žinai, kur, žiūrėk, man visai palanku, jisai atlaikė vieną kartą, jisai gali atlaikyti ir kitą kartą, žinai, ir tas mes testuojam. Ir tai nebūtinai turi būti ta maža mergaitė, kiek tas, žinai, tos moters šešėlis. Tam tikras, ar ne? Ir irgi, ta prasme, ką aš turiu minti, kad turbūt, kad, žinai, kad tas šokis būtų darnus, visi turi būti savoje laisvėje pasitraukti iš jo. Taip. Palik sceną. Taip. Žinai? Taip. Palik sceną. Įskaitant ir vyrą. Kaip ir vyras neturi atlaikyti. Ir galė dienos, žinai, jisai turi mane galėti atlaikyti. Jisai neturi galėti mane atlaikyti. 5 kartus jis atlaikys, 6 kartą jis neatlaikys. Nors buvo tai... O gal nenorės atlaikyti? Gal net nenorės atlaikyti būtent. Ir mano tas pliūpsnis kažkoks, jisai nebuvo kažkoks tai šešėlinis ar panašiai, jis tiesiog neatlaikė. Ir irgi viskas gerai. Nes šitos plėtros, nes tie pliūpsniai labai dažnai jie plečia jį. Taip. Ir ją. Ir ją. Taip. Ir jisai tiesiog žmogus, jis sako, aš nebegaliu plėstis.
Gali būti. Taip, nes laisvė. Taip. Aš daugiau nenoriu. Aš daugiau nebenoriu iš to. Bet vėlgi, žinai, mes kalbam apie pagarbą. Žinai, kada tu gerbi žmogų, tu negali jo apvemti. Ir brandžiuose santykiuose, nesaugam per brandžius santykius, yra pagarba. Ir kai galbūt jinai neišpuliuoja, vėlgi, išpuliuot ir sprogt, ar ne, tai būtų ta stichija, yra du skirtingi dalykai. Ir po to, kai viskas nuslūksta, jinai jam ateina su dėkingumu. Ir jisai supranta, kad vertėjo, supranti, nes per ją eina tokia galinga, vaisinga energija, kurią jis pasikrauna. Nes ir vyksta, supranti, dar vienas labai svarbus, tiesiog komponentas yra ta sueitis, žinai, kokybiška. Nes joje gimsta, jis pasikrauna ir sugeba pakelt rankas, išskleisti jas ir paimti iš pasaulio, bet ima ne dėl savęs, ima dėl jos. Bet ta tarnystė, jinai turi būti. O moterim, žinai, Milana, mūsų niekas nemokė bus moterim. Niekas nemokė, ką daryti su visa ta energija moteriška. Mūsų mokė ją slopint. Ir mes mokam ilgai slopint. Bet kada jau nebepavyksta, tada prasprokstam ir sugriaunam viską, kas yra aplinkui. Ir aš manau, žinai, vėlgi čia yra vienas iš moteriškos brandos dalykų, noras ją įvaldyti. Supranti, neįvaldyta šitą galingą energiją, jinai yra pavojinga. Ir jam, ir jai, ir visiems aplinkui. Ir yra menas ją valdyti. Aš taip suprantu. Tu per savo stovyklas to meno mokai. Ja. Taip? Taip. Taip, žinai, tas nei vienas, kas kartą, kai aš savęs klausdavau, kas su manim negerai, tikrųjų viskas buvo gerai. Tas nepripažinta tam tikra tavo pusė. Labai tas, žinai, tas paprastai, bet labai, manau, ryškiai ir aiškiai. Žmonos ir prostitutės pavyzdys. Taip, kaip toje moteryje yra viskas. Ir žmona, ir prostitutė, ir mama, ir karalienė, ir ko tik tais nori. Bet kol jinai nepripažįsta šitos dalies, ne, tai tol jos baimė didžiausia būna, nes jinai vyra pačiupus šitaip, yra ta išorinė prostitutė. Tos kitos, kurios ten nuvilios, ar ten dar kažką tai panašiai, žinai. Tol, kol tu savyje to neatpažįsti, tos spalvos ir nematai prasmės ir grožio tame, kad tu gali būti labai nuostabi meilužė savo vyrui, su kuriuo tu gyveni 35 metus. Ar ne? Ir mums tada nėra kito būdo, tik tais jį tai atsaptelt ir visus kitus aploti. Žinai, kad tik tais niekas tą apsaugot nuo visų, žinai, gražiausių draugių ir visą kitą panašiai. O tas vyras vis tiek po to per plintus, žinai, per visus plintus ten lenda pas tas nevedusias, žinai. Jis tiek lenda kaip tarakonas. Ir tas vyras pasidaro kaip tarakonas. Tol, kol mes nepripažįstam, kad mums reikia viso gyvenimo, mums reikia ir seksualinio gyvenimo, ir tai yra energija, kuri turi būti, tai yra šokis, jinai neatsiranda, žinai, kai nėra... Mes per kūną gyvenam, teisingai. Taip, ir kaip tu sakai, žinai, kur tavo sūnus čia, arba tavo tėtis, ar ne, tu nedarai šitų dalykų, nei su sūnumi, nei su tėčiu, tu darai tai su savo vyru, lygiai taip pačiai ir vyras. Jisai nori moters ir nori pilnos tavo moters. Ir matyti savo moterį tiek skaniai tau gaminant valgyt, ir tu būtum absoliuti namų šeimininkė, žinai, bet taip gardžiai daryti valgyti ir tada mylėtis su didžiausiu malonumu. Ir tu būtum, žinai, pilno etato meilužė. Ar ne? Ir va čia va apie tai, kad mes viską tai savyje turim. Tiesiog va tai yra tas vidinis šokis, kur žinai, kaip pagalvat, eini į tą vakarėlę, tai atitinkamus rūbus ir užsidėk. Taip. Jeigu tu esi su vyru intimioje aplinkoje, tai ir būkam intimioje aplinkoje. Ne apie biznį dabar laikas, žinai. Ir ne apie vaikus. Ir ne apie vaikus. Jeigu tu esi maisto gaminimą,
ar ne, ir ruošime vakarienės, tai padaryk tu tą tokią, žinai, mamišką, fainą, skanę vakarienę, kur visa šeima, žinai, pirštukus laižys. Ne, tai tas pripažinimas savyje, kad ne, tai nėra, kad aš dirbu 100% etatą ir darbe, ir mama, nes mes taip labai dažnai mėgstam išskirstyti, ne, tokiais, kad aš 100% ir ten, ir ten. Ne, aš esu visi tie 100%. Bet čia žongliravimas. Bet aš žongliruoju tą, kada aš noriu, tada aš pasijungiu būti tavo meilužę, savo vyro meilužę. Ne tam, kad jisai su manim geriausią seksą turėtų, o ne su kažkuo. Bet žinai, va, čia yra iššūkis paimti ir pradėti naują istoriją, naują sezoną. Priimti visą save, žinai, vat, visą save. Dėl ko mes puliuojam, dėl ko vyksta tie dalykai, dėl to, kad mes taip, žinai, nugrūdam, paslėpiam, gėdėjamės. Ir tada išsprogsta. Ir tada išsprogsta kaip pulinys. Ir tas pulinys, žinai, vat, dėl ko skauda. Dėl pulinių. O didžiulis menas yra save, vat aš ir tokia. Vat aš ir tokia. Bet jeigu aš ir tokia, ir jis gali būti visoks. Neabejotinai. Supranti? Neabejotinai. Nes moteris labai mėgsta, žinai, žaidimus į vienus vartus. Oi, taip. Moterimis kas galima. O jau tiem vyram tai nelabai. Nes tas pats vyras, jisai yra ir tėtis, žinai, ir tėtis, bet jisai yra ten ir verslininkas, ar darbuotojas, jisai ir profesinį gyvenimą turi, savo dvasinį gyvenimą turi. Savo prasme gyvenimo turi irgi. Jis yra tas pilnas irgi lygiai taip pačiai žmogus, žinai. Ir tas, kol mes to vienas kitame nepriimsime, jo, aš galiu būti nuostabiausia, bet pavyzdžiui, dėl to šokio dinamikos, nėra čia moters ir niekada nebus tos. Ne tai, kad niekada, bet tiesiog šita palaidota energija yra. Ir aš tą turiu suvokti, kad aš nesuteikiu šitam santykiui, nėra šitam santykiuje, bet va šito aspekto. Ir ar tai yra neprabudinama, žinoma, kad tai yra prabudinama. Bet mes tai turim pamatyti. Ir tas, žinai, kur, taigi visi taip gyvena. Arba taip pat tas, pagal tą, kaip visi gyvena. Visi gyvena pagal senąjį scenarijų, pagal tos dinozauro laikus, žinai, visi gyvena. Pasikeitė. O viskas yra pasikeitę. Ir tas, gerai, aš dabar moku naujai, aš dabar matau naują perspektyvą, ar ne? Ir aš noriu tą visą gyvybinę energiją tarp savo tame santykiai, aš noriu būdinti. Ir mes tą būdinam kartu. Ir žinoma, kad tai galima būdinti kartu, bet tu turi atsimerkti pagaliau ir pamatyti, apie ką tai yra. Bet tai įmanoma pabudinti? Žinoma, kad įmanoma. Žinoma. Va šito, žinok, Ala, mano nuomonė, va šito iš manęs, žinok, turbūt, kad netims. Taip įmanoma. Ir aš suprantu, kad, žinai, kai kurie mano gyvenimo faktai sako, kad aš ne vieną kartą ištekėsiu, žinai, ar ne, arba kad man nuo klasiokų meilės nepavyko ten tuos, ar ne, tai čia kino komedija, aišku, tai nepavyko, bet apie ką kitą, ar ne. Tarsi gyvenimo mano faktai kitaip rodo, bet žinok, aš šventai tikiu, kad taip. Kai tu evoliucionuoji ir kai kitas žmogus evoliucionuoja ir kai jūs matot tą pat perspektyvą viena, kad tai yra tas bendras šokis ir kad jisai yra irgi visoks, kad moteris yra irgi visokia. Ir čia tik tai suderinimo, žinai, čia yra augimo klausimas. Aš šventai, žinok, tikiu. Bet augimas būtinas. Privalomas. Nes kitaip pelkė. Privalomas, kitaip pelkė. Ala. Ja. Taip. Ir žinai, tu čia tą išmokinai, žinai. Sistema gali arba augti, arba sustingti, arba susitraukti. Ir jeigu susitraukia, kas nutinka, bet, žinai, tu matai, kiek daug skyrybų. Taip. Ir be kita ko, ką aš matau, kad ne tik tais moterių nebetenkina. Tas, oi, man ten ryšio nėra su vyru ir visą kitą, nes buvo vienaip, ne, vienokių pagrindų sukurtas ryšys. Vyrai apie tą patį. Žinai, ką vyrai prabunda irgi ir sako, žinai, aš neturiu su ją ką šnekėti. Nėra ryšio. Nėra ryšio. Ir jis net negali pasakyti. Ir yra kontraktas. Būtent, ir ta moteris yra intelektuali, ten visą kitą. Jisai neturi ryšio. Sąlyčio taškų. Ir tas vyras sako, aš negaliu, aš nežinau, ką man daryti su tuo. Ir vyrai lygiai taip pačiai. Todėl, sakau, mes kartais kaip moteris, žinai, vienus vartus. Ir kas viskas yra prabudinamas. Tu žinai, lavoną gali prikelti iš grabo, jeigu tu nori. Tai ir santykis, jeigu tu 20 metų jau pamiršai, kad iš viso turėjai lytinį santykį su savo vyru, žinai, dar kokybišką tuo labiau, ar tai yra neprabudinama? Žinoma, kad tai yra prabudinama.
Žinai, man tai yra, Ala, žinai, kas yra? Man yra viskas. Žinai, vyrę, jeigu aš pamatau, kaip sakau, jeigu aš pamatau vyrę, misija neįmanoma, tai mission impossible. Bet jeigu aš pamatau vyrę, the art of possible, kad yra viskas įmanoma, tada mes kalbam. Todėl man yra viskas yra įmanoma. Mes esam žmonės, mes esam gyvos būtybės, kaip gali būti neįmanoma. Pastumti šitą sieną yra įmanoma. Taip. Tai žmogus, jisai viskas yra įmanoma. Ir jeigu abiem žmonėm tai yra įmanoma, vadinasi, su noru jie gali įkvėpti. Ir tai žinoma, kad negarantuos, aš galbūt suprasiu, kad iš tikrųjų tai aš nenoriu iš to vyru prabusti ir nubusti. Ir jų dviejų abiejų pabudimas gali tą informuoti apie jūs, kad jūs nebenorite būti kartu. Bet bent jau tai yra ne pelkė, tai yra progresas pirmin, nes vadinasi, jūs galėsite kažkur tai sukurti po to kažką tai kitą su kitais žmonėmis arba su savimi tik tais, ieškoti Dievo tik tai save, žinai, vienumoji. Bet vis tai yra gyvybinė energija. Aiškus, kad ją galima prabudinti.